Neringa, labai laukiam. Ok. Pradėkim, čia man labiau reikia, gal net negu jūs gal susibalansavusios, bet pradėkim nuo tokio pratimo. Padarysit su manim visas jį? Žodžiu, taip, nuveskit rankas prieš save ir tada tokiu išskaidytų žvilgsniu, nieką pernelyg nesusikoncentruojant, po truputį, nežinau, gal esat matę, kaip tai čia daro, tai taip artinkit rankas link savo akių, bet taip turėkit laiko tam po truputį, nekreipkite dėmesio, kad mano rankos dreba, čia praeis. Ir kai galiausiai pasiekėt akis, uždenkit jas ir pabūkit taip truputėlį. O dabar, jeigu jau pabuvot, tai šiandien irgi daug visko jau girdėjot, tai kad sugrįžtume į savo kūnus, į save tiesiog, tai lygiai tą patį padarykime su ausimis. Irgi po truputėlį savo ritmu, pamažu artinkim prie ausų rankas. Ir užsidengusias ausis galim keletą kartų giliai įkvėpti ir iškvėpti. Ir galim grįžti dabar čia, sugrįžom į savo kūnus, kadangi mano pranešimas yra labai susijęs su kūnu, su geismu, su seksu iš tikrųjų. Tai, žodžiu, prieš porą metų aš parašiau tokį tekstą, kuris iš karto portale tapo skaitomiausių mėnesio tekstu, daugybė žmonių įsijungė į diskusiją, pradėjo komentuoti įvairiausiais kampais, nes tekstas vadinosi "Kodėl mes nebesimylim". Tai buvo, analizavo ir lygino Sovietų sąjungą ir vakarus, žiūrėjo šitą temą iš religijos, feminizmo, tradicionalizmo, socializmo, kapitalizmo, visokiausių krypčių, kaltino tėvus, kaltino visuomenę, kaltino, kad lietuviai turi kažkokią antiseksualumo traumą, tai mes bijom kalbėti apie seksą. Bet iš tikrųjų tai sekso mažėja visame pasaulyje. Mokslininkai jau ilgą laiką stebi tendenciją, kad žmonės vis mažiau mylisi. Ir tarkim, net žmonės ten prieš 30 metų ar 2009 metų žmonės mylėjosi daug daugiau negu šiandieniniai žmonės. Ir taip yra su visų seksu, su vaginaliniu, oraliniu, analiniu, su masturbacija, paauglių seksu. Tai žodžiu, visose amžiaus grupėse seksas nyksta iš modernaus žmogaus gyvenimo. Ir mokslininkai išskiria tokias, aišku, viskas visada yra kompleksiška, labai daug priežasčių yra, bet tokias 5 pagrindinės priežastis. Ir pirma yra, tai aišku, dėl visko kaltos technologijos, kaip visada, atpirkimo ožys, yra mūsų per daug intymus santykis su savo telefonais, todėl kartais gal iš tiesų yra maloniau liesti naujo modelio iPhone'ą negu kito žmogaus kūną. Tada kita priežastis įvardinama kaip tai, kad mes vartojame daug mažiau alkoholio. Ir iš tiesų alkoholis skatina rizikingą elgesį, gal kažkokį drąsų elgesį, neapgalvotą elgesį, kuris gali dažnai pasibaigti tam tikrais dalykais ir tam tikrais veiksmais, kurie nepasibaigia, kai esame blaivios, kai šiaip žmonės yra blaivus. Tai, žodžiu, mažiau alkoholio, mažiau sekso. Mes vertiname consent, tai yra angliškai, bet šiaip lietuviškai tai yra duoti sutikimą, leisti mylėtis. Ir nežinau, ar pastebėjot naujausius serialus,
Ypač paaugliam, tai vienas yra, pavyzdžiui, Sex Education, kitas buvo Normal People, visiškai kultūriniai hitai, labai daug peržiūrų, labai įžymūs serialai, tai juose atsikartoja tokia panaši tendencija, kad sekso scenose tarp jaunų žmonių labai dažnai būna klausiama, ar tau viskas gerai, ar galiu tęsti, ar tau tai patinka. Ir žodžiu, kad tai yra taip pat normalizuojama, kad iš tikrųjų mesgi kartais galime sumaišyti kažkieno ženklus skiriamus ar kūno kalbą, mes nežinom, todėl pasiteirauti yra labai gerai. Ir tarkim, tai irgi leidžia išvengti gal ir blogo sekso, kai kalbėsi apie tai, kad, pavyzdžiui, tau negerai taip ar netinka. Kita priežastis yra ta, kad mes nebematome savęs tradicinio seksualumo tokiam spektre, nes ilgą laiką buvo labai aišku vyras, moteris, dvi lytis ir daugiau nėra nieko. Bet šiandien iš tikrųjų labai tai keičiasi ir tarkim Gen Z karta, tai jau aš esu millennialsų, 2000-metinių, nežinau kaip lietuviškai karta, tai ta karta po manęs, kuri gimusi nuo 1997 metų. Tai JAV jau yra padaryta ne vienas tyrimas ir pakartoti jie, tai rodo tą pačią tendenciją, kad daugėja žmonių, kurie save priskiria LGBT bendruomeniai, bet tai nebūtinai reiškia, kad, nežinau, daugėja gėjų ar lesbiečių, tai tiesiog reiškia, kad daugėja žmonių, kurie, pavyzdžiui, labai laisvai žiūri į savo seksualumą, kaip į spektrą, kaip į, nežinau, kaip į kad galbūt jie įsimyli žmogų, o ne lytį, ir tai tame atsiranda daug daugiau laisvės. Na ir iš tiesų, kai yra labai tradicinės bendruomenės, labai patriarchalinės sistemos, tada moteris gali jausti spaudimą, pavyzdžiui, mylėtis. Nes vyras pasakė, kad reikia mylėtis ir nėra, tu negali tarsi atsakyti, bet kai yra laisvės pasirinkti, tai visada yra, manau, daug geriau. Ir mano mylimiausia šiaip priežastis, su kuria labiausiai man jinai atliepia, tai yra, kad mes esame pervargę, persidirbę ir finansiškai nesaugus. Ir turbūt daug sekso galim pavydėti nebent tik ultra turtingiam žmonėm, kurie nedirba stresinių darbų ir jų vaikus, pavyzdžiui, prižiūri 100 auklių ir augina. Bet šiaip mes, paprasti mirtingieji, grįžtam po stresinės dienos namo ir pradirbę ir tada savo, nežinau, skaudančias nugaras atpalaiduojam prie Netflixo. Ir čia dar yra nemažai įdomių irgi tyrimų apie tai, kaip Gen Z karta jau visiškai kitaip, nes yra daromi tyrimai, kodėl Netflixą paminėjau, tai užsakomi tyrimai, kad būtų daugmaž žinoma, kas žmonėms svarbu, apie ką jie yra. Kapitalizme taip veikia, kad reikia išsityrinėti, apie ką dabar žmonės galvoja, kad galėtum po to jam parduoti produktus. Tai ką atrado šitie tyrimai, tai kad Gen Z karta nebenori matyti sekso scenų serialuose ir filmuose, kad net daugiau negu pusė apklaustųjų sako, kad norėtų matyti draugystės ir platoniškus ryšius. Ir šiaip jų logika, kodėl jie paaiškina, kad taip, tai man skamba labai gerai, nes iš tiesų jie kalba apie tai, kad seksu labai dažnai bandoma užkaišyti tiesiog kažkokias spragas arba pagreitinti procesą. O esmė, kad norisi matyti tuos tikrus, autentiškus, išbūtus ryšius. Ir man atrodo, kad tai dar kai ką sako. Tai sako, jog moteris jau nebėra taip stipriai matomos filmuose, kine kaip daiktai, kaip gražus daiktai, kurį reikia tiesiog paimti, užkariauti, permiegoti ir būtinai tą parodyti, nes viskas yra iš vyro perspektyvos. Ir aš tai matau iš tikrųjų irgi kaip labai pozityvų dalyką ir ne kaip gal tų žmonių nenorą kūniškumo, nors šito irgi yra, pakalbėsim, bet kad tai yra labiau atspindi tokį norą spektre irgi būti, tokio fluidumo, drąsumo, autentiškumo ir tikrumo. Taip, tai dar grįžtu prie
tos 5 priežasties, kurią sakiau, kad man jinai labiausiai atliepia, tai yra tokia knyga, kurią aš visiems rekomenduoju. Ir ji vadinasi Nuovargio visuomenė ir joje autorius Han, jisai sako, kad šiandien mes gyvename laike, kai mums nebereikia visiškai kažkokio vergvaldžio disciplinuotojo, nes mes patys esam tapę savo vergvaldžiai ir disciplinuotojai ir esame savo pačių vergai ir mūsų vergystė pasireiškia per aš galiu. Tai kad aš viską galiu. O aš dar noriu nuo savęs pridėti, kad ką supratau ruošdamasi šitam iš tikrųjų pranešimui, nes aš turėjau vienus atsakymus, ką norėčiau jums pasiūlyti kaip priešnodį šitam išsikūnijimui, šitam tokio geismo nebuvimui ir entuzijazmo nebuvimui šiandienos pasaulyje, bet atradau labai įdomų dalyką ir tai yra tokia autorė Eve Brodsky. Jinai kalba apie tai, kad moteris visame pasaulyje per metus atlieka 1,9 trilijonų dolerių vertės neapmokamo darbo. Ir kaip tai pasireiškia? Tai yra visas tas darbas, tas kognityvinis darbas, apie kurį mes net nesusimastom, nes mes esam taip įpratusios, kad mes viską galim padaryti ir padarysim. Ir tai ypač pasireiškia šeimose. Vat, jeigu žiūrėtume į šeimą kaip į organizaciją, tai kas daugiausiai organizacijoje gauna pinigų, tai CEO, dėl to, kad jisai sugalvoja arba jinai sugalvoja strategijas, kaip viskas turi vykti, paskirsto darbus ir panašiai. Tai šeimoje tai atlieka moteris, bet daro tai visiškai neapmokamai ir pagalvoja apie visus gydytojų vizitus, apie gimtadienius, kur kam ką nusiųsti reikia, ką padaryti, ką nuvežti, ką nupirkti, kas ką mėgsta ir panašiai. Ir šitas visas kognityvinė ta našta, tas kognityvinis darbas, anot Eve Brodsky ir daugybės irgi jos atliktų tyrimų, jis tiesiog visiškai išsiurbia iš moterų gyvybę, išsiurbia džiaugsmą gyvenimo, nes šita patriarchalinė visuomenė, dar kurioje tikrai mes kartais gyvenam, nors jau daug žingsnių yra padaryta į priekį, joje vyrų laikas, moterų laikas yra, jisai toksai truputėlį žiūrima kaip į smėlį pajūryje, kad jo labai daug ir moteris viską padarys. O į vyrų laiką yra žiūrima kaip į baigtinį ir kaip į tokius deimantus, kurie yra labai svarbus ir labai reikalingi. Ir kas nutinka tokioje visuomenėje gyvenant, kad moteris pačios internalizuoja ir patiki, kad jų laikas yra nesvarbus, kad jos turi jo labai daug ir gali viską padaryti. Tačiau taip besielgiant su savim, su savo laiku, galiausiai labai išvargsti ir išvargsta kūnas, išvargsta tiesiog aistra gyventi. Taip, tai tada aš galvojau, tai ką aš norėčiau pasiūlyti jum kaip priešnodį šitam, nes skamba tai labai taip toksiškai ir liūdnai. Ir dar prisiminiau Gabor Mate, man labai patinkantis autorius, jis daug šneka apie tai, kad moteris, nežinau ar žinot šitą faktą, bet moteris serga, 80% moterų serga autoimuniniam ligom, palyginus su 20% vyrų. Tai reiškia, kad autoimuninė liga yra, žodžiu, paprasčiausiai pasakius, tai yra kūnas pats save ėda, the self-eating itself. Čia tiesiog gražiausia kokį esu girdėjusi apibūdinimą. Tai yra save atakuojantis kūnas. Ir man, ir jam, ir aš labai tam pritariu, kad tai irgi yra kaip persidirbusių šiandienos moterų, kurios ne tik atėjo į darbo rinką ir ten varo geriausiai, aš viską galiu, mes drąsios, veiklios, mes padarysim. Ir mes padarom, ir čia žiauriai faina, bet blogai yra tai, kad šeimos gyvenime, tam asmeniniam gyvenime nėra tos lyčių lygybės vis dar ir vis dar viską moteris prisiema ant savo pečių daryti. Tada gaunasi, kas vadinama mokslinėje literatūroje dviejų pamainų žodžių darbas, kad dirbi darbe, bet dirbi ir namie dar pilną pamainą. Tai
ką atradau besiruošdama šitam pranešimui, tai tą trečią dėmenį. Nes iš pradžių norėjau tiesiog jums kalbėti apie šventę ir apie poilsį, kaip priešnodį šitam, aš galiu, aš viską padarysiu, šitai išsikūnijimo tendencijai. Bet atradau ir lyčių lygybę kaip labai svarbų dalyką, kas, manau, mes niekada šito neišvengsime. Tai šventė. Tai kaip aš pati pradėjau ieškoti to priešnodžio savo gyvenime. Aš turiu tokį savo tinklaraštį, Substack'e, ir tenai dalinuosi tekstais, tinklalaidėm, savo fotografijom ir žmonės prenumeruoja. Ir kartais aš organizuoju tokius bendruomenės susitikimus. Kažką panašiai, kaip mes dabar čia esam. Ir sugalvojau šią vasarą, kad norėčiau moteris išsivesti į gamtą ir patirti šventę. Nes šventės iš tikrųjų labai trūksta dabartiniai visuomeniai. Ir čia man tą įsivardinti padėjo tas pats Nuovargio visuomenės autorius Han, nes jis kalba apie šventę kaip apie tokį laiką, kuris niekad nesibaigia. Jis neina nei per greitai, nei per lėtai, jo yra pakankamai, tai yra apie bendrystę, apie buvimą kartu. Ir toks laikas iš tiesų yra labai svarbus, kad mes sugrįžtume į kūną, kad nusiramintų mūsų nervinė sistema, kad mes niekur nebebėgtume. Tuo pačiu yra labai toks įsigalėjęs mitas, kuris yra kenksmingas mano galva, jog stresas yra blogai. Lėtinis stresas yra blogai, tikrai. Tačiau stresas apskritai jis yra reikalingas kaip toksai kaip iššūkiai tam tikri, kaip mūsų galimybė save pažinti naujose situacijose, kaip drąsa save pamatyti kitoj šviesoj, pamatyti, kad aš galiu, aš padarysiu, man pavyks. Ir būtent dėl to sugalvojau tokį konceptą, kad reikia eiti į laukinę gamtą. Išsivežiau moteris, žodžiu, į Latvijos paplūdimius ir mes tiesiog su kuprinėm viską nešėmės ant savęs. Tai reiškia, kad turėjom ir ką valgyti porai dienų, ir su kuo miegoti, tai tas tikrai svoris buvo nemažas. Ir nuėjusios ten 10-15 kilometrų įsitaisėm ir miegojom laukinėme paplūdimy, visiškai laukiniai gamtoj. Ir daugybė, ir kodėl aš taip sugalvojau, nes man kažkada tai buvo toks didžiulis atradimas, kad, Dieve, aš galiu ir laužą sukurti, aš galiu ir tamsoj miegoti, kur nėra sienų ir tai nėra baisu ir kažkaip, kad tai yra baisu, bet kad su tuo įmanoma išbūti. Ir aš labai norėjau tą padovanoti ir kitom moterim, nes atrodo, kad mes kartais susitelkiam į tokius mažmažius, išsigastam, įeinam į tam tikrus jau mąstymo modelius, gyvenimo modelius ir nebedarom drąsių sprendimų. O toksai išėjimas iš komforto zonos, kur tu esi saugume vis dar, nes esi su kitom moterim ir gali būti savim, gali atsiskleisti, jis yra iš tiesų labai gydantis. Ir čia yra keletas nuotraukų iš tų buvimo kartu su moterimis vakarų. Aš padariau iš viso 3 žygius per vasarą. Ir taip, ir kodėl man atrodo, kad tie žygiai labai svarbus kūnui, nes visų pirma, tai yra fizinė veikla, tu esi apsupta bendruomenės ir gali pažinti kažkokias naujas savo būsenas. Tu nors pavargsti, bet iš tikrųjų pailsi, pamatai save naujomis akimis, atrandi save kažkokioj naujomis rolėmis, nes mes galim su draugais leisti laiką, būti su jais. Ir tai yra labai svarbu, iš tikrųjų viską, ką išmoksti su kitais, parsinešti tą savo gyvenimą, nebėgti tiesiog visą laiką iš jo. Bet tas pamatymas savęs naujomis akimis yra iš tiesų labai labai galingas. Ir paskutinė mintis, tai irgi, kur yra daug moksliniai literatūroje apie moterų seksualumą, labai paprasta, kad seksualumas yra malonumas, kurį gauname iš savo kūno ir gyvenimo kūne patirties. Tai dėl to ir taip svarbu atkreipti dėmesį į kūną. Ačiū labai.